Reikėjo tikėtis, kad mes laikysim 20. Žaidėm visas rungtynes gana neblogai, viskas buvo taip, kaip ir turėjo būti. Mes laimėjom pačiam gale, gynyboje, apsigynėm, atkovojom kamuolį, ką padarysi, aš padariau klaidą, išmečiau kamuolį iš auto. Vėl apsigynėm, atkovojom kamuolį, gavom gerą labai metimą, Simas metė laisvas, visiškai ten toks metimas nepataikėm, ką padarysim. Viena klaida, vienas promestas ir visos varžybos. Ar galima sakyti, kad, sakykime, ta kibi jau gynyba labai klampi, išerzino jūs? Mes kažkaip visi persim, gal kažkaip jom daugiau iš vidaus, negu kad iš tų taškų. Tiek daug nemetė, man atrodo, vis dėlto jų gynyba, aišku, buvo visai nebloga, bet mes kažkiek tai tvarkėmės. Šiaip Stojanovskis iki šių rungtynių buvo pataikęs vieną tritaškį. Galima teikti, kad, sakykime, apskritai nesitikėjo tų tritaškių jo 5. Reikia tikėtis, nėra čia tokių žaidėjų, kurie negali žaisti. Visi gali žaisti, bet kuriuose varžybose mums tą patį ir padarė su prancūzais. Dėkoju, taip, kad čia nėra jokių pasiteisinimų dėl to. Ar lieka dar tos motyvacijos žaisti dėl to papildomą atrapą? Žaidžiam namuose prieš savo žiūrovus, prieš savo fanus. Nėra čia dabar jau viskas, ką padarysi. Reikia žaisti sekančias. Ačiū.